Caprex. Du draugai dėl ekstremalių pojūčių pasiruošę padaryti stebuklą. Patys savo treneriai choreografai Caprex išmokė naujų triukų, nesirodo tėvams. Baisu, kad neuždraustų treniruotis. Labai stengsimės per šį pusfinalį. Pasirodysim iš visų jėgų, kiek tik galėsim. Padarysim beveik viską, ką galim, pasitaupysim dar ant finalo. Šokiai ant galvų. Caprex. Šaunuoliai, Caprex. Žiūrėkit, net apsimeta, kad nelabai pavargo. Ar nustebinti mūsų teisėjai? Taip. Jūs tikrai nustebinot. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes patikėjom jumis praėjusį kartą. Kai sakė mažai, tikrai tai yra gerai. Sveikinu jūs. Rūta? Tie triukai, kuriuos jūs darote, jie atrodo tokie lengvi ir taip lengvai atliekami, kad norisi pasakyti, nu tu ko čia 3 kartų apsiverti? Tu kažkaip gal dar reikėjo bent kokius 50 kartų apsiversti. Jo, tai aš manau, kad tai reikėtų užskaityti kaip pliusą. Jeigu tai atrodo labai lengvai, turbūt tada tai yra talentinga. O pasirodymas taip, jis buvo įdomus, jūs pateisinot mano viltis. Ir tai buvo vis tiek toks mažas spektakliukas. Nors aš norėčiau, nežinau kaip Adolfas, bet aš norėčiau jums pasiūlyti, jeigu jūs pateksite į finalą, susirūpinkite aktorinio meistriškumo pamokomis. Artistiškumo jums trūksta. Gerai. Bet šiaip aš jūs sveikinu, tikrai buvo labai linksma. Dėkojam. Aš galiu sutikti su Adolfu ir Rūta, jog palyginus su pirmo pasirodymu jūsų, kur jūs tiesiog spontaniškai rodėt, ką kažką galima sugalvoti ekspromptu, tai čia buvo pasirodymo logika ir vienintelis dalykas, dėl kurio jūs galima užjausti, kad jūs negyvenat kokiu 100 mečių atgal, kai dar gyvavo nebylus kinas ir siautė Čarlis Čaplinas. Jisai būtų paėmęs jūs į savo trupę. Sveikinu, Chebra. Tai buvo Caprex. Nepamirškite, kad jų trumpasis numeris yra 03. Ir pasibaigus visiems pasirodymams galėsite už jas balsuoti numeriu 1378. 03 Caprex. Ačiū vyrai.